Kauno Žalgiris baigė komplektaciją kitam sezonui. Oficialiai paskutiniuoju vasaros pirkiniu kauniečiai pristatė įspūdingų šuolių galimybių vidurio puolėje. Kitą sezoną Kauno Žalgirio gretose dėjimų gali nepritrūkti, kadangi į komandą atvyksta vidurio puolėjas, galintis šokti itin aukštai. Kauniečiai oficialiai patvirtino informaciją, kurią prieš tai buvo išplatinusi Ispanijos žiniasklaida. Į Kauną atvyksta Ispanijoje pastaruoju metu rungtyniavęs centras Kaudriči Akobundu Ehiogu. Praėjusį sezoną iš Nigerijos kilęs aukštaūgis rungtyniavo Ispanų Manresos ekipoje, bet vasarą pasirašė kontraktą su Liublianos klubu. Visgi kontrakte buvo numatyta galimybė už išpirką jam keliauti į Eurolygos klubą. Ir Žalgiris šią sąlygą pasinaudojo, pasiūlęs jam kontraktą. Mes paprašėme laiko, bet nenorėjome, kad žaidėjas prarastų kontraktą, jei mes nuspręstume sutarties su juo nepasirašyti. Todėl paprašėme agento, kad į sutartį su Liublianos komanda būtų įdėtas Eurolygos punktas. Kao vadinamas centras išsiskiria savo fiziniais duomenimis, greičiu ir šuolio galimybėmis. Toks aukštaūgis Žalgiriui buvo gyvybiškai reikalingas, mat kiti du komandos centrai, Jonas Valančiūnas ir Marekas Blaževičius, yra kitokio stiliaus krepšininkai, todėl kauniečiams reikėjo universalumo. Su Dallaso Mavericks marškinėliais prieš keletą savaičių jis išsibandė ir NBA vasaros lygoje, kur rinko po 6 taškus. O savo šuolio galimybės Kaudričis dažnai mėgdavo rodyti ir videoklipuose, kai petimi pasiekia lanką ar siekia net viršutinį krepšio lentos kampą, kas, kaip pats teigia, yra neoficialus, bet Gineso rekordų knygos patvirtinimo laukiantis rekordas.